Ei, dzūkai, dzūkeliai ir dzūkutės, visus, katri dar neužmiršo šnekėti dzūkiškai ir tuos, katrų širdis laskavai glosto šitą šnektą, kviečiu klausytis pačios geriausios dzūkiškos laidos Dzūkų seklytėlė. Įtransliuojama per radijų FM 99 pirmų ir trečių mėnesio nedėlių, tai yra sekmadienį 14 valandų, o paskui kartojamas seradoj, tai yra trečiadienį 13 valandų. Klausykitės, nes graudzysit. Prie laidos finansavimų prisideda Alytaus miesto savivaldybė. Sveiki gyvi, čia aš Genovaitė Švabienė. Dzūkijos padangį kaip žaibas nušvietė labai gera žinia. Alytaus miesto teatras pirmų rozų teatro istorijoje pastatė spektaklį Vinco Krėvės Mickevičiaus Raganių dzūkišku tarmi. Taigi mes nūnai į Dzūkų seklytėlį priskvietėm garbių svečių Alytaus teatro artistų. Labų dienų. Labų dienų. Tai prašom prisistatykit. Nu, ale tai nežinau, ką prisistatyti, ar čia jau tuo sceniniu vardu, ar natūraliu? Nu, ir natūraliu. Motka davė. Natūraliu pirmiausia. Nu, motka tai davė, o nuties vardą. O scenoje būsiu, tai Kukienė. Irgi Ona. Irgi Ona. O man motinėlą davė Inesos vardų. Ale dar pamenu, mani diedulis tai vadydavo Didžiulio prano duktė. O tep tai scenon tai būsiu Misiulienė. Tep. Man irgi tėvukai davė visai kitokį vardų, aš gyvenime Vidas, bet scenoje tai būsiu pats Gugis šį kartą. Kur prie Kazys. Taip, Kazys, Kazimieras Gugis. Kur prie dangaus vartų stovėsi, ar ne? Taigi, dar ties prašom pasakykit, kam kilo tokia mislis pastatyti spektaklį dzūkišku tarmi? Tai jau kibaca toj mislis taip kilo mūsų režisoriai, Kimantų daliai. Aha. Ir nepaslaptis, kad jaunimo tarpe dzūkiškai šnekančių labai jau mažėja. Tai įdomu, kad pavyko surinkti, vat būtent mokančius dzūkiškai šnekėti. Nu tai, kad dauguma čia maždaug ar Alytun, ar apskrityse gimė augi pas diedulius buvį. Nu, kas jau čia negimė augi, tai bando laužyti sliežiuvį, nu netep lengvai gaunas. Bo žinot, ir mes tarsi dzūkai, ale kitų potarmių tai visokių ir mano tai visai kita potarmė, nei mes ten dziksim, nei ciksim, kur mano tėvuliai gyvena. Ale kita biskį šnekam, bet dzūkai. Tai kiekviena matai kampė, kiekvienam kampė. Mes nuo visų tikrai kampų suėji, vieni nuo Glazdijų, aš dieduliai nuo Kleipalingio, nuo Miroslavo, nuo Subartonių, kažkur, nuo visur, žinokit. Ir jau tep nelengvai, aš nežinau kitų rozų, tai kaip inusienio kokių kalbų reikia išsiversti. Gražu. Nu, tep, aš tai skaitytausi grynas alyciškis, ale niekas čia vaikystėj dzūkiškai tep ir nešnekėjo, mano tėvukas netgi pats tikriausiai žemaitis, ale irgi žemaitiškai nešnekėjo, daugiau literatūrinį tarmi, o va, ačiū dievuliui, turėjau močiutį ir dėdukų iš mamytės pusės, tai kur jie dzūkavo, tai va kažkaip žiūriu, kad dar ir nepamiršau. Ir labai vaikystė praeidavo tį. Ir labai gražu, šaunuoliai. Tai dar sakykit, šitas spektaklio pastatymas susijęs gal su ateinančių metų tarmių metais? Taip, kibas specialiai tai nieko taip ir nederino, ale va, kaip ir gerai išeis taip visai. Nugi dievulį suderina, ar tep? Gogi, kaip tipas dievulį? Kaip netyčia, tai dar ir geriau kitos gaunasi. Nu, matot. O kiek tų artistų ir kokie artistai vaidina šitam spektaklin? Nugi visi savi, ne? Nu tep, kaip Gogis Kazys sako, tai vaidinam visi savi. Nu kiek tai mūsų artisto Alytuje yra, nu nedaug, apie 13 kažkur. Tai vat visi ir vaidinam. Ir visi 13 net? Nu panašiai. Neskaitėm, kiba, reiks varyti suait ir suskaityti. Taip. Bet jei būtų daugiau, tai ir daugiau dar cilptų. Oi, cilptų jau pas dangaus vartus ir angelai, ir velniai. Ir Arūnų kaimi labai daug gyventojų. Nu tai, kad jau jūs dar pradėjot šnekėti apie to spektaklio temų, tai ir papasakokit, apie kų bus šitas spektaklis. Tai va čia gal Kazys Gogis buvo jis ir ant žemės, ir dangun vaidina. Ir Aganauna, ir Varažbitus visokius Kraca. Viskų žino. Nu tai kaip apie kūtę būtų, kaip ir apie mani, Kazį Gugį, ir ne, apie Raganių, ale
Ale va tas Raganius daugiau žmonėm atrodo, kad jis raganaus ar kažkų moka. O iš tikrųjų tai yra tokis dziedulis užsilikis, toks vos ne pagonės, sodžiui, kuris pastebi kažkokius tai ženklus, turi daug gyvenimiškos išminties ir patirties ir gaunasi kaip tokis, kaip ir Raganius. Skerdzius, jo, ir Raganius. O iš tikrųjų tai tokis tyžio ir Raganius. Nu taip, aš dar mislinu, kad šitai šiesais, taigi kožnas gali būti Raganius. Atsivertė visą gali Google ir gyva viskų žinai ir gali pranašauti. Tai... Arba man atrodo, kad ir senesnis tep žmogus tai irgi galėtų būti Raganius, bet to išmintis jau viskų tep ir padeda. Tai palieškada, kad viskuo toliau, tai vis mažiau gal tų perlukų možna rasti, kur ir dainų senovės mokėtų dar, kad ir kokia bobulka, ar dziedulis. Nu tai tepgi ir jūron, tai žiūrėk, kiek reikia nert, kad perlų ištrauktai. Ant kranto nesmėto, ko tai? Yra dar, žinokit. Kokis tikrinis dzūkas ir juoktųsi. O kaip švabienė, ar ne? Va. Yra dar tų perlukų, ką paieškai, tai žinokit, visokių perlukų. O tų Raganių, tai buvo irgi kožnam kaimas, kiekvienas kaimas kožnas turėjo savo Raganių. Pas mus, atsimenu, tai buvo tokia Simanauskienė, tai jinai ir vaikus priiminėjo gimdzyvėm ir jau atsit ir karvėm pienų atiminėjo ir žolukių visokių įti turėjo, jau pas jų visi kreipės. Žodžiu, taip, kad ten tuose kaimuose dar buvo, dar tiesiog, kad atsirado tie gerai, jūs googlai, tai gal jau išnyko, jau dabar per iš googlų visi. Tai dar tie, žinot, labai norėtųsi paklausyti ištraukos tos iš spektaklio to. Tai kų dar mes čia sulapatosim ant graico? Suvaidykit dar ties, taip jau. Kokia pusė spektaklio. Kap manai, seni, lis rytoj ar bus pagada? Nalekuce manyts, bus pagada ir ryt, ir poryt, ir dar kitų dienų. Ale iš kur gali žinoti? Ar su dievuliu tareis? Kiba aš durnas, kad dievulį tokiais menknikiais trukdzytau. Nugi senovės žmonės sakydavo, jeigu dangus pilkas, bus lietaus, ava jeigu jisai tokis mėlynas ir gilus, kaip dabar, tai bus visų nedėlių pagada, pamatysit. Tai ir cikituoj. O tai ko aš čia turiu nesikėts? Ale kaip čia išeina? Kū pasako kukis, tai vis razumna. O kū pasako gugis, tai vis durna ir durna, kaip čia tepyr. Nekalbėk nieku, dar negirtas, o nieku zauniji. Tai va, kad ne niekus, o praudų sakau. Praudų aš tau Jonulį ir te pasakysiu. Va, tavo Jonuko dalia su šlabio veruti visų gyvenimų gyvens. Nu, bet tu manį nepaklausysi. Tai ku, tebe nieko jau piršliaut su maniai. Skerdziaus žmonės piršliuosna nekviecia. Nu, man piršliauts reikia ninkų. Vat kažovė galvon, tu aš ir pasakiau, o tu pamatysi. Testai sukasi apie tų verutį. Nebus grūdų, aš tau sakau, iš tų pelų. Va bus, Jonuli, pamatysi, ką bus. Raganius. Trailį kaplas dondumi. Mislykų nori, Jonulė, ale kad likimas galingesnis už žmogų. Šnekat, tai jūs dzūkiškai labai gražiai, bet ar jums buvo sunku ir iš ko jūs mokėtės, kaip reikėjo toj sceninėje šnektą visą išmokti, visus žodžius? Nu tai pirmiausia prisminėm, kaip kaimuose dzieduliai bobulės kalbėjai, kaip dar vat ir tėvai katrotai šneka ir bendrom jėgom bandėm išversti jau iš lietuvių kalbos tų dzūkų kalbų jau ir kitiem kolegom, mačinom, ratavojom vieni kitiem, kaip galvojom. Kitus. Oi, kaip nelengvai sakau, kaip nusienio kalbų, o dar pagauts tų intonacijų, kaip šneka, kaip dainuoja, taip gražiai. Aš kaip prisimenu irgi kaime, kaip tokia bobulė šnekėjai, o Jėzau, jau taip gražu, nežinau, tas žodis toks lūgų, tėvai, keli akšy pas mane, nu man to melodija, kaip daina. Kad jau ir Zaroza pasako, ar tai gražu, žiūrint, ką pasako, nu tai jau. Nu, bet jūs labai gražiai šnekat ir mes jums labai dėkavojam, kad jūs atėjot ir kad jūs taip gražiai pašnekėjot ir kad jūs dar neužmirštot dzūkų šnektos ir neužmirškit ir savo vaikučius pamokykit. Ir dėkavojo visiems ir režisieriai, kad jai kilo tokia mislis gražiai pastatyti šitų dzūkiškų tarmi. Dar ties pasakykit, kad tas spektaklis bus, kad visi, kiekvieno dzūko garbės reikalas aplankys šitų spektaklį.
nedėliai. Tai kaducėmis ir šių nedėlių, ir šį mėnesį. Taip? Alytaus didžiojon teatro salen, prašom visus jumis atseit žiūrėt. Ir kas norės, tas ir paklius. Taip, ir bandysim jau pagimdytų dzūkiškų kūrinį jau bendrom jėgom, o jau žiūrovai priims jau tą muzikį mūsų. Tai jau linkim jumi labai daug pasisekimo, kad jau gražiai sušnekėtut ir suvaidytut. Dėkavojam. Ačiū. O kokie dzīvai, premjera, spektaklis dzūkiškai Raganius. Vaidina Gugis, Kukis, Kukienė, Rožalė Misiulienė, kunigas vargonininkas Aniuolas ir kiti. Spektaklį Raganius pagal Vincų Krėvį Mickevičių možnės pažiūrėt Alytaus teatran, o režisorė ir inscenizatorė spektakliaus tai Dalia Kimantaitė. Ei, dzūkai, dzūkeliai ir dzūkutės, visus, katri dar neužmiršo šnekėt dzūkiškai ir tuos, katrų širdis laskavai glosto šitą šnektą, kviečiu klausytis pačios geriausios dzūkiškos laidos Dzūkų seklytėlė. Įtransliuojama per radiją FM 99 1 ir 3 mėnesio nedėlių, tai yra sekmadienį 14 valandų, o paskui kartojamas seradoj, tai yra trečiadienį 13 valandų. Klausykitės, nes graudzysit.